Gyvenai Justiniškėse. Tai Justiniškių merga, kaip sako, ten Tai jau būdavo. tokia drūta jau nepaimsi. Kaip tu prabėgo tau tą vaikystę, aš kažkaip niekur negirdėjau, gal tu nepasakai nieko? Šiaip iš tikrųjų, jeigu taip... Kokia buvai, va, tokia... Tai tokia neklaužada aš buvau. Va, aš taip susidariau. Žinai, nedaiau aš kitų laidų. Ne, buvau tokia neklaužada, savam stiliui ir rėmuose, mokiausi vidutiniškai, turėjau daug draugų ir tikrai gyvenau tokį justiniškių gyvenimą, kur kieme, žinai, kažkas pasimuša, kažkas ten dar kažkas, visko buvo, bet, taip apibrėžiant, tai viskas išėjo, žinai, gerai. Mano draugų iš tikrųjų, kas būdavo gal gaila, kad mano draugai tokie būdavo, visokių ten tų kompanijų, tai nežinau, kas man tuo metu, kaip sakau, gal kokia visata, žinai, ar tiesiog tėvų geras auklėjimas padėjo, kad nenueičiau klyskeliais, nes tų klyskelių ar Justiniškėse, ar Karoliniškėse gal nepriklausomai nuo rajono tikrai yra. Tai visokių ten tų draugų, žinai, būdavo, kurie ten ir kažko ten kažką, diskotekos dar, kad tai ačiū Dievui, man užteko proto išlikti sąmoningai ir neiti tuo pačiu keliu, žinai, su jais. Šiaip dar vienas toks dalykas, kad mane gelbėjo ir sportas. Aš vaikystėje, paauglystėje lengvą atletiką lankiau, sportavau, tai ten tas klyskelis, žinai, tokia labai slidi riba, kad jeigu tu ten nueisi, tada nebesportuosi.